Andriau, žinok, aš suskaičiavau tavo keiksmažodžius. Aš pakraupęs. Kaip tu savo taip galėjai leisti? Aš tai irgi, ta prasme, kad greičiausiai su manim antro sezono nebus, nes jau kaip ir... Nepraeisi cenzūrą, realiai. Bet gal jisai filmuos, žinai, pavyzdžiui, prieš istoriją. Antras sezonas gali būti prieš istoriją, nebūtinai. Tada būsi tada švelnesnis ir jau pataupysi keiksmažodžių kiekį. Aš iš vis nesikeiksiu. Iš vis nesikeiksiu. Taip, aš iš vis nesikeiksiu. Ta prasme, nes man iš tikrųjų ant širdies yra tie keiksmai. Dėl suaugusio, subrendusio žmogaus tai viskas ok, bet aš labiausiai kankinuos tai dėl tų vaikų, paauglių, kurie paskui perima ir tai kartoja kaip beždžionėlės ir net nežino nei ką tai reiškia, nei kaip. Čia toks, nežinau, tokia agresija, blogis. Aš suprantu, kad taip žmonės kalba ir visa kita, bet nežinau, aš tiesiog prašysiu, kad nebūtų. Man atrodo, tau atleis. Tau atleis, nes pasaulyje tikrai yra tokių situacijų, kad nesikeik neįmanoma. Bet aišku, reikia nepamiršti dar vieną dalyką, kad visada yra išeitis. Kai jau yra nahui, tu gali pasakyti, tu visada žino, kad yra pohui. Arba po 100 velnių? Ne. Kai pamatysi, kad yra nahui, tada žino, kad yra pohui. Ir tada būna lengviau gyventi, žinok, visada, man atrodo.